Tai ką, pats patyrė, ką užrašė ir kad kiti žmonės lygiai taip pat užsimanys, kaip tu išplaukti ir pamatyti pasaulį. Tai su pirmą bokalą baiginėras, nu gerai, leidžia. Pasirašė. Taip, ir tada, ir tada Saulius atidavė visą medžiagą Dainiui ir sako, daryk, ką nori, nerašyk nei mano pavardės ir viskas gerai, tavim pasitikiu. Ir kažkaip, sakom, neturim nei nuotraukų, nei tekstų surinkto, nebent mūsų dukra Vilniuje kažką turi. Ir tada, kai jau sužinojo mūsų dukra, jai kažkaip, nu, tėti, jeigu tu sutikai, nors ir pasitiki Dainium, bet tu pats tada turi daryti, nes tik tu viską geriausiai žinai, tu tai jautėjai, tu galėsi tiksliausiai padaryti. Nu ir tada teko atsiprašyti Dainiaus, sakom, gerai, tada jau mes bandom. Ir vat, irgi su jūsų žemietė Milda Urbšytė, mūsų dukra Ugnė Venskė, padarė šitą mums labai gražią ir labai mielą ir labai brangią knygą. Ir viršeliai yra daryti rankomis Kaune, tokio irgi įdomioj spaustuvėliai. Saulius kiekvieną laivuko antspaudą įspaudė rankom su tokiu specialiu presu ir čia viskas rankom yra suklijuota. Čia toks lapas yra irgi, kaip Sauliaus tie buvo dienoraščiai, nes čia kai kas perskaito, o čia sako, užsienį išleista, ne užsienį išleista, čia tiesiog buvo jo šitie sąsiuviniai. Ir dabar šitą dovaną, kuri buvo skirta Ugniai ir man, dalinamės su savo geriausiais draugais ir prijaučiančiais buriavimui. Ačiū. Mes šitas knygas aukcionė parduosim jums, bet truputėlį vėliau. O ne aukcionė bus galima dar užsisakyti pas mus. Bet ten irgi nedaug jau belikė. Tai va, tapau aš iš to keliautojo, nežinau, rašytojo. Tai rašytojų gal aš čia savęs nelaikau, bet teko dabar čia intensyviai dalyvauti. Nu tai aš turiu pasiruošę, aš tada ten taip jau tokį rašinėlį pasiruošiau tam knygos pristatymui, kur knygos Vandenynų dienoraštis pagrindinis veikėjas gimė Kapsuke, dabar Marijampolėje, tarnautojų šeimoje. Nors tėvai buvo apmokyti aukštosiuose mokyklose, juose dar tekėjo daug kaimietiško kraujo. Todėl laisvų nuo darbo laikų jie mieliau rinkosi mišką nei koncertą, slides nei knygą ir kolektyvinį sodą nei ekskursiją į Vilnių. Ėjo 20-ojo amžiaus antra pusė. Televizija dar tik tapo spalvota ir teturėjo 2 programas po keletą valandų per dieną. Taip ir mūsų herojus kartu su savo broliu buvo atvežami pas tėtuką ir paliekami visai vasarai. Prisiminkime, kad herojaus kelyje tuo metu pasipainiojo ir Dovydaitis su savo idėjom apie buriavimą. Niekas negalėjo nuneigti, kad senovėje vien burėmis varomi laivai sėkmingai keliavo per jūras ir vandenynus. Ėjo metai. Viskas lyg ir stojo į normalias vėžes. Jaunuolis baigė universitetą kaip biologas, pradėjo dirbti mokslinio tyrimo institute, vedė ir ėmė statyti namą. Tiesa, institutą jis metė, sakė, nerado ten gamtos. Prasidėjo verslininkų užgimimo ir kooperatyvų laikai. Mūsų herojus pasinėrė visa galva į biznį. Atrodė, viskas lyg ir susitvarkė. Jis kiauras dienas praleisdavo kontoroje, kalbėdamas ir svajodamas apie plėtrą, naujų prekių ir gaminių įsisavinimą. Žodžiu, tapo sėkmingu verslininku, nešiojančiu kostiumą, kaklaraištį ir gerus batus. Įsigijo mobilųjį telefoną, užbaigė statyti namą, augino dukrą, turėjo šunį, žmona buvo mokytoja. Vieną lemtingą dieną varžteliai atsisuko. Įsivaizduokite, kad žemė kabo ant sienos, čia kur nors kaip didelis laikrodis ir lėtai sukasi. Ir svajojate apie gražų namelį kur nors prie miško, šalia ežeras ar upelis. Taip besvajojant, žemės laikrodis lėtai sukasi.
Ir štai Vilnius su jūsų kontora atsiduria pačiame viršuje. Vidurdienis. Jūs valingai ar nevalingai nesuprantate, kaip ištariate burtažodį. Perku. Ir tuo momentu kėdę laikantys varžtai atsisuka ir besivartydamas kaip kosmonautas krentate žemyn iš 12 valandos į kitą laikrodžio pusę į 6 valandą. Nulekia kostiumas ir kaklaraištis, batai, sutemsta ir jūs šleptelit ant medinio suolo mažame kambarėlyje. Priešai siūbuoja žibalinė lempa, lova, medinių grindų ruoželis, spintelė, stalas. Toliau matosi sukrauti burių maišai, ant sienų kabo ryšuliai virvių. Kopėtėlių viršuje atvira įėjimo anga. Naktiniam dangui lėtai siūbuoja žvaigždės, lygiai taip, kaip ir žibalinė lempa. Toje žvaigždėtoje angoje tik ką dingo Džimas, 28 metų vyrukas, ankstesnis namelio savininkas. Dabar namelis jūsų. Ir supasi ne žvaigždės, supasi jūsų namelis, pririštas Havajų didžiojoj saloj, vidury Ramiojo vandenyno. Tarp kitų dalykų, kuriuos jums papasakojo Džimas, jūs sužinote ir tai, kad šitame uostelėje prisirišęs supuotis galėsite dar 30 dienų, neilgiau. Čia svajonės baigėsi ir prasideda knygoje užrašyta istorija. 2009 metais senoviniu mediniu laiveliu aš išplaukiau iš Havajų salų. Galima sakyti, kad laivas turėjo tik bures ir kompasą, o aš Kuršių marių kapitono patirtį. Na, dar Kauno marių, Trakų ežerų ir Šešupės. Taip ir pasileidau, vien vėjo nešamas per Ramųjį vandenyną, po to palei Australiją, Indonezijos jūromis, Indijos vandenyno, Raudonąją jūrą, Viduržemio jūrą ir į Turkiją. Kartais paprašydavo pavėžėti kokie nors pakeleiviai. Dažniausiai buriavau šitą kelią, vienas buriavau šitą kelią metus. Ir kasdien užrašydavau, ką veikiau, ką galvojau ir kaip jaučiausi. Turbūt istorija kai kada pasirodys vienoda. Rytas, diena, vakaras, naktis, burės, virvės, vėjas, debesys ir jūra ir vėl kartojasi ir vėl. Toks gyvenimas ir yra mažame burinėme laive nešimame vėjo per vandenyną. Kai ištisus mėnesius pasaulis yra vanduo ir dangus. Ir tas mažas medinis namelis su medinė lova. Mažytis mano pasaulis ir didelis tas kitas pasaulis. Begalinė jūra ir begalinis dangus. Nėra pradžios, nėra pabaigos. Aš su savo nameliu kažkur keliauju per begalybę. Aš esu jo. Namelis nukrito čia. Didžioji sala Havajų. Nu tai čia tas ramusis vandenynas toks visai didelis. Spėčiau, kad čia kokie 7000 kilometrų iki Australijos. Tai va, tai 7000 kilometrų su to laiveliu. Nukeliauti yra laiko. Pradžioje aš nežinojau, galvojau, nu tai dabar namo keliaut kaip ar į vieną galą, ar į kitą. Galima būtų keliauti čia. Tai aš pradžioje galvojau, gal keliauti iki Amerikos arčiau, o paskui jau pakrantę, tai Rūta gal labiau prisijungtų ir tada parplauktų. Bet paskui mane prikalbino jau Džimas, kad sako, geriau čia pavėjui. Tai aš tada nuplaukiau į Samoą, čia jau kitam pusrutulyje. Jo, į vakarų Samoą, čia mėnesį keliavau. Nu,
paskui iš vakarų Samoa į Vanuatu, tai čia turbūt Naujoji Kaledonija pagal... Vanuatu Port-Vilą. Čia maždaug vienodi jo atstumai, ir paskui į Cairns, į Australiją, į čia. Tai kodėl būtent čia, nežinau tiesiog, aš tada nelabai turėjau kokių tai daug patirties ar daug tiesiog, ką žinau, į Australiją, į kur tą plaukt Australiją, kažkaip ten. Tada čia palei Australiją, čia barjerinis rifas didysis, čia labai gražu keliauti, laukinis šitas visas šiaurė Australijos. Čia pro šitą jau iš Kyšulį Torijos sąsiaurį į Darviną. Iš Darvino Indonezijos sala Timūras. Paskui čia tarp salų į Indonezijos jūras ir į Borneo. Paskui čia Singapūras. Paskui Tailandas, paskui Šri Lanka, paskui Adenas, paskui Raudonoji jūra, Suecas ir Finikė, Turkijoje. Ta Finikė kur nors čia, jo. Tai čia metai truko ta kelionė ir knygoje dienoraštį būtent aš rašiau šitą visą kelią keliaudamas ir rašiau iš Havajų iki ten. Ir ten ir yra aprašyta, tiesiog aš kiekvieną dieną, kai plaukiau, rašiau, kai kur nors sustodavau ir neplaukdavau, tai dažniausiai nerašydavau. Bet aš daug plaukiau, mažai laiko praleidau sausumoje. Tai va. Sauliau, tiesiog, kadangi aš jau turėjau galimybę perskaityti tą knygą, ten vis tik yra apie tą antrą pasaulio pusę parašyta gana nemažai tokių, trumpų tokių. Tai vis tik, kuo tave sužavėjo, pakerėjo, kas yra kitaip toje pusėje? Tai aš vis tiek manau, kad labiausia tai kitaip pasidaro, nukrenti iš tos kontoros į tunelę. Tada ir pasikeičia tas pasaulis ir tada kitaip pasidaro, tai nebūtinai turi būti kitoj pasaulio pusėje. Gal čia būtų galima tą kitą pusę pavadinti iš tikrųjų. Tikriausiai egzistuoja tas mūsų, pavadinkim, miesto pasaulis ir gamtos pasaulis. Ir mes visi kaip ir ta gamta atrodo čia šalia, mes aplankom dažniau, mes ten negyvenam. Ir iškeliavus ir su tuo mažu laivu, tuo ypatingas, kad jis yra senoviškas. Tai senoviškas tai reiškia, kad jis irgi toks arčiau gamtos primityvus, jame nėra variklio, nėra elektros, nėra jokių tenai tualetų ir jokių prietaisų, išskyrus kompasą ir burės, ir virves, ir jis medinis visas, ir pastatytas irgi rankom iš lentų. Tai su tuo laiveliu tokiu, tam vandenyne 30 dienų ten kaip pagyvenus, tada labai jau civilizacija mažai įtakos turi, o daug atsiranda su gamta, daug bendrystės ir ta bendrystė su gamta, jinai mane pakeičia, vienas dalykas, kitas dalykas, jinai labai kitokia. Labai kitokia ta gamta iš tikrųjų yra negu ta, kurią mes matom per internetą, per tuos filmus apie gamtą, per išvykas į gamtą. Turistai, kai jaunystėje keliaudavo ir mėnesį laiko
gyvendavo palapinėse, dažnai klausė žmonių, tų visokių turistų, tai ko jūs į tuos kalnus lipat, kas jūs tenai traukia, vargas tenai toksai tenai. Tai aš įsivaizduoju, kad vat, būtent ir traukia, nes ten kitai, negu žiūrint per televizorių ar negu net skaičius knygoje, daug dalykų kitaip. O labai tikra viskas, nieko nėra suvaidinto, nėra. Vienas dalykas, kuris yra pats, man atrodo, svarbiausias, kai tu nieko nežinai. Ir tas nežinojimas, jisai suteikia tokį labai gerą, tokį stebuklo jausmą. Kiekvieną kartą vis atsitinka stebuklas, nes atsitinka tas, ko nežinai, kas bus. Ir žinoma, kartais biškį nedrąsu ir kartais net baugu tos nežinomybės, bet su laiku aš pamačiau, kad nėra priešiškumo gamtoje visiškai jokio. Gamta nenori manęs nužudyti ar kažkaip sužeisti, ar netgi kažkaip įbauginti. Ir tada atsiranda toks tikėjimas, kad aš esu gamtos dalis ir kad aš visą gyvybę, viską iš jos gaunu dovanai ir nežinau, ir gal tada atsiranda ta meilė gamtai ar draugystė kažkokia. Ir tada jau ta nežinomybė, tai kaip kažkoks laukimas, kažkokių tai nuotykių, kažkokių dalykų, kurį žinai, kad jie bus geri, bet nežinai, kokie bus. Ir tas yra, sakyčiau, gal labai didelis dalykas. Mes to mieste neturime. Mieste mes turime planus, mes turime kažkokią tvarką, kažkokius tai savo, visą jau tą rutiną, taip vadinamą. Ir tai toj kitoj pusėje pasaulio. Kai mes, kadangi su Rūta dviese tenai nuskridom į Havajus, jau tą laivą, kai nupirkom čia vidury nakties vos ne internetu. Ir kaip sakiau, tenai kaip šleptelėjom ant to medinio suolelio. Ir dabar sėdi čia tam laivelyje. Tai viskas, tas Džimas sakė goodbye. Viskas dabar, viskas tavo čia rankose, tu čia kapitonas, tu čia atsakingas, tu toliau turi spręsti, kaip čia, kas, kur. Ir kaip sakiau, ten uostai Havajuose labai deficitas, ten jų iš vis tik labai nedaug ir vietos visos ten labai deficitas ir svečiam ten galima būti tik tai maksimum ten 3 mėnesius, 2 mėnesius Džimas jau buvo prastovėjęs, viskas, mėnesis už mėnesių mes turim išplaukti. Tai iš tos kontoros atsidūrus tokioje situacijoje, žinoma, kad labai neaišku, kaip čia dabar, kur čia su tuo laivu. Ir laivas man buvo, žinoma, vis tiek didelis, aš prieš tai buvau neplaukęs, tai su Dovydaičiu ten tik tai komandoje plaukioju, esu savarankiškai 8 tonų laivų neplaukęs. Jis netoks dėlis, sunkus, 9 metrų ilgio. Bet jo, ir vandenynas visas prieš akis, ir ką pasakyti Rūtai, kuri šalia sėdi, kaip čia dabar mes toliau gyvensim ir kaip čia toliau keliausim, kai nieko nežinai. Aš jau, kadangi jūs čia buvot ir visą tą avantiūrą pradėjau, tai vis tik tavo įspūdžiai, ką tu gali papasakoti apie tą momentą, kaip jūs pamatėt ir kaip jūs reikėjo atsisveikinti, tas tarpas. Tas atsisveikinta ir dabar aš matau Sauliaus akis ir truputį jaučiausi išdavikė, bet labai buvau dėkinga, kad supranta, kad aš niekaip. Jeigu aš kur nors pasieksiu krantą, tai aš ten 10 metų turėsiu gyventi, nes kažkaip ne mano tai stichija. O Sauliui gerai sekėsi, nes žmona kiekvieną rytą eidavo į bažnyčią ir ten jau visą komandą melsdavomės. Ir netgi viena draugė jau
paskutiniam Sauliaus žygio akimirkom atėjo pas Zakristijoną ir sako, prašom mum mišių už laivo Karina sėkmingą įplaukimą į Klaipėdos uostą. O jau Zakristijonas sako, mes gyvenime tokios ilgos intencijos nerašę ir prašom sutrumpinti, o ta mano draugė, ne, sako, prašom mum visą. ir tada juokavom, kad Saulius nei audrų matė didelių, nei didelių pavojų, nes iš tikrųjų labai buvo didelis tikėjimas, kad jam gerai, o kadangi aš nebuvau su juo, tai kažkaip tom mintim. Ir netgi vienas atsitikimas, gan keistas ir juokingas, Saulius pasiguodžia, jau pasiekęs krantą, nežinau, čia Samo ar po ilgo laiko, sako, man dantys skauda. Ir aš taip galvoju, kaip blogai jam dantys skauda, jis tai negali, kad man suskaustų, aš tuoj pat norėčiau pas dantistą. Ir tą naktį man pradeda skaudėti dantį, nežinau, bet būna matyti tokie dalykai. Ir aš iš tikrųjų nuėjau pas dantistą, o Saulius sakau, kaip tau dantys, sakau, man praėjo. Tai va, ačiū Dievui, viskas gerai. Bet taip, aš jaučiuosi tokia, žinot, kaip žmona, atrodo, bendražygis ir aš labai norėjau būti narsi ir drąsi ir keliauti su Saulium, bet neišdrįsau. Tai va, bet dabar toliau keliauju. Aš dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tos tokios tos baimės ir to nedrąsumo, jo būna tokie momentai, tokie, sakykime, tas vakaras, aš čia paskui šiek tiek tam dienoraštį rašiau, paskui jau kitą rytą pabudus, jau saulė šviečia, ten palmės kokoso, šlama, tie jų lapai, kvapai, tas laivelis siūbuoja, ten vanduo krištolinis, tam uostelį, plaukia jūrų vėžliai, tokį po apačią, žuvų, visokių spalvotų ten. Ir kažkaip iš karto, į savo glėbį tie nuotykiai ir pasakykim, tas pasaulis toksai priėmė ir mums prasidėjo ir kažkaip viskas visados gavosi gerai, nežiūrint, kaip atrodydavo sudėtingai ir visiškai neaišku kartais būdavo, kaip čia dabar bus, bet gerai. Paskui mažesnėse kelionėse aš irgi dalyvavau. Jo, buvo daug kas neaišku ir buvo stiprus vėjai visą ramų į vandenyną, tai toks plaukimas iš tikrųjų buvo nelengvas ir tai tikrai būtų buvę labai sunku. Paskui, kai aš grįžau, tai atplaukiau į Turkiją, tada aš partranzavau iki Stambulo. Iš Stambulo jau atskridau į Rygą, iš Rygos irgi atitranzavau. Mes su Rūta susitikom Kaune ant autostrados vidury krypties. Ir buvo, žinoma, labai didelis susitikimas, nes aš labai kažkaip per tą kelionę, kai buvau iš tikrųjų toli, ne tik per atstumą, bet ir per visą tą, nežinau, per tą, jinai čia tam civilizuotam pasaulyje, aš ten vidury vandenynų ar ten tose salelėse tokiuose. Tai tas susitikimas, labai kažkaip atsirado didelis toks labai stiprus ryšys, kad sako, kad vis metus keliavo irgi, nukeliavo, čia buvo svajonė perkopti Atlantą, daug nuotykių ten irgi, jis man paskui atsiuntė tokį padaręs irgi, ne tokį kaip žurnalą, knygą tokią, bet labai viskas rankom, paveikslai išpiešti ir ten viskas rankom surašyta. Bet prancūziškai mes niekam negalėjom perskaityti, ten tik tai daug labai visokių paveiksliukų, tai iš to jau buvo galima įsivaizduoti, ten visa nuo Lietuvos, kaip iš Lietuvos jisai iškeliavo, nes čia užsibuvo, čia draugai, čia smagu, vien žodžiu išplaukė iš čia jau vėlyvą rudenį, visiškai vėlyvą, aišku, ten audrų daug gavo, tenai, labai ten visokių buvo daug. Patyrė jis daugiau audrų negu aš per savo 6 metus. Negalėjom mes perskaityti. Ir čia prieš kokias 2 savaitės buvo atvažiavę draugai pas mus
iš Kauno ir ten viena mergina prancūzė buvo. Nu ir mes paprašėm, kad jinai išverstų ir perskaitė mums, tai va tada sužinojom ten tos nuotykius, jie tenai per Biskają plaukė gruodžio mėnesį ir aišku tenai gavo štormą didžiulį, čia iš Lietuvos jie išplaukė, gavo ten Šiaurės jūroje štormą ir nu žodžiu. Daug nuotykių ir nežiūrint to, paskui sėkmingai nukeliavo į tuos Karibus ir grįžo. Nu vai, po tų 3 metų jis irgi sugalvojo keliauti į kalnus duoną kept. Tai aš jam taip sakiau, tai jau kai tu toliau sugalvosi kažkur keliauti kitur, jau norėsi, tai tada irgi suras kokį nors kitą jauną žmogų, kuris nori keliauti. Ir jam padovanojo. Tai jisai padovanojo to vaikino vardas, dabar vienoj trečias kits vaikinas, nežinau, ar jis prancūzas, ar kokios tautybės. Ir jisai dabar jau jis irgi, kiek girdėjau, susupasų, jis perplaukė Atlantą ir dabar keliauja palei Amerikos pakrantę į šiaurę ir netgi ruošiasi užsukti pas tą Džimą. O Džimas grįžo į savo namus ir stato laivus dabar toj laivų statykloj, kurioje netgi jis dabar tenai tapo savininkas su kitu meistru. Tai jeigu taip įvyks, jeigu tas, nu aš tikiuosi, kad jau įvyko dabar, nes Ugnė čia buvo susisiekus su Džimu, čia yra Džimo laiškas, jisai atrašė gražų laišką, nes mes neturėjom daugiau jokio kontakto po to visus tuos metus. Tai, nu tai va, tai dabar jau toliau keliauja, nežinau, žiemoja gal kur nors Šiaurės Amerikoje kažkur tai Karina ir kitas keliautojas. Sauliau, iš tikrųjų mums miesto žmonėms turbūt toks labai svarbus visada klausimas, iš ko tu keliauji, gal gali biškį pasidalinti to savo patirtim. Pagrindinis dalykas, kuris reikalingas keliaujant, tai reikia gamtos reikia. Tai va, o pinigų tai iš tikrųjų kuo mažiau, to kelionės daugiau. Aš taip savo kažkada galvojau, nu, jeigu atmest visą tą laiką, kai mes gyvenime praleidžiam rūpindamiesi, kad uždirb pinigus ir tą, kada rūpinamės, kaip prapirkt tuos pinigus, nu, dar tenai, tai likęs gyvenimo laikas yra kelionė. Lėšų nedaug, reikia, Ugnė skaičiavo ir 2 metus, kai mes čia plaukėm, atplaukėm į Turkiją, paskui tenai čia su Rūta bekeliaudami nukeliavom į Dunojaus deltą, čia Rumunijoje, čia jo, paskui grįžom atgal ir perplaukėm čia, kaip matėm filme, per Viduržemio jūrą į Portugaliją ir iš Portugalijos tada mes išplaukėm į Marokę, iš Maroko į Žaliojo Kyšulio salas, iš Žaliojo Kyšulio salų į Gambiją čia, paskui į Braziliją, iš Brazilijos į Prancūzų Gvajaną, paskui į Gajaną. Nu ir tada čia į Karibuose, Azorai ir iš Azorų į Prancūziją ir į Lietuvą. Tai vat šitą kelionę nuo Portugalijos čia 2 metus truko. Ugnė skaičiavo labai preciziškai, nu jinai yra labai kruopšti. Kiekvieną centą. 2 metai ir gavosi išlaidos vienam žmogui $1000 metams, vieni metai $1000. Ir plus jau man, kai laivo išlaidos buvo jau čia mano išlaidos,
tai dar $1000 per metus laivui. Tai ten įvairūs dokumentų tvarkymai įplaukiant į šalį arba dažymas tenai, kažkoks tai ten kažkokie tai dalykai susijęs su laivu. Nu tai va, tai $1000 metams. $1000 metams, bet vis tiek, tai kažkaip juos reikia dar. Taip. Nu tai va, pagalvokit, kiek jūs uždirbat dabar per metus ir kiek čia reikėtų dirbti, kad uždirbta $1000. Tai ta prasme, jo, tą $1000 kažkur reikia gauti. Tai mes tai dar turėjom susitaupę, merginos tenai irgi kažkaip buvo užsidirbę kažkur biškį. Nu ir va. Tęsiasi 7 metus ir per tuos 7 metus buvo visko. Ir reikia galų gale būrių ir remontų kažkokių, krante, maistų, įvairių imigracinių vizų, patikrinimai visur kainuoja ir taip toliau. Čia visa... Nu tai man tai buvo taip, kad mes turėjom dar santaupų, kadangi iš tos kontoros buvo... Su tais gerais batais, kai jau nukritom. Iš tos kontoros dar kai iškrito. Tai tos batus pardavėm. Tai nereikėjo rūpintis, nors aš paskui būdamas Singapūre nuėjau pas tokį vokietį dirbti ten, nu jis pasiprašė, kad į stiebą įlip. Ten jam paremontuot kažką. Man labai patinka į stiebus laipio, tai gerai. Nu, paskui dar tenai jam, ten didelis tas jau laivas, ten mandras toks jau ten brangus, tai ten visokių ir jis man mokėdavo po $10 už valandą. Nu tai tenai rūžinį kokį nerūdėjiką kokią, kad blizgėtų ir už valandą gauni $10. Tai aš tenai, nežinau, atsimenu, aš ten pribrūžinau kokius $300, paskui galvoju, nu jau kažkaip mano laivas neremontuoja, nenušveistas, jau užteks. Tai vat buvo toks mano tenai darbas, uždarbis. Bet yra žmonių, mes susidraugavom su tokiais kanadiečiais, tai jie keliauja jau 30 metų ir jie iš tikrųjų neturėjo jokių santaupų ir jie grinai pakeliui ten kažkur biškį padirbdami uždirba. Toks vienas labai rimtas klausimas, kur aš kol kas nematau atsakymo to knygoje. Gėlas vanduo plaukimo metu. Aš tai pasimdavau į kanistrus to gėlo vandens išplaukdamas. Tai 2 litrai, nu pradžioj žinoma buvo labai neaišku, kiek čia jau reikės. Tai ten žinoma visokių aš prisipilčiau tenai, kiek tik kur tenai radau, kokių tenai tų talpų. Bet laive ten jau nėra jokios ten kažkokios didžiulės cisternos, tik tai plastikinės tos kanistros. Tai 2 litrai, bet kai aš buvau vienas, tai kaip ir tenai visiškai pakako. Nes 30 jeigu dienų, tai 2 litrai tai išeitų tik tai 60 litrų. Aišku, nežinai, kiek tas truks, gali tenai kažkaip ilgiau, aš skaičiuodavau, nu tai, ką žinai, gal ten suges, sulūž, ten kaip knygose rašo, stiebas nulūž, plūduriuosi 3 mėnesius. Tai rizikos buvo. Tai aš daugiau, ne, aš turėjau kokius 200 litrų. Bet paskui, kai plaukė mes jau 4 čia su merginom, tai tada vandens daugiau reikia. Bet tada mes tokių didelių jau, nu, ten 10-15 dienų per Atlantą mums. Na, kitas klausimas, vis tik laivelis seno tipo. Mes čia dabar įsivaizduojam, kaip plaukioja šiuolaikiniais laivais, tai tavo analogiška priešingybė. Visa tai buitis, vis tiek. Tualetas. Jo, tai čia tą laivą mes matėm. Tai buitis tokia, kaip kempinant, kaip sakė čia mano vienas draugas iš Amerikos. Kai jau čia pasišnekėjom, kaip mes gyvenam, kaip jis ten į Ameriką, čia mokėmės kartu universitete ir jis išvažiavo jau senai pačioj pradžioje Ameriką, ten jau kažkokiam mandram institutė dirba mokslininkas. Ir aš jam pasakau, kaip mes gyvenam. Tai sako, ką jūs ten kempinat visą laiką? Nu, kempinat. Nu, tai jo, tai ta buitis tokia, jinai tokia biškį laukinė, įšokį į vandenyną, išsimaudai. Ten
pakakot, pasisiot, nueini irgi už borto, viskas į tokia buitis susisų. Man asmeniškai tai labai patinka toks kempinimas, toks, ta prasme, gyvenimas gamtoj, gamtiškai gyvenimas ir aš žinoma nieko prieš. Tas vokietis, jis ten turėjo skalbino mašinas visas tenai laive ir tenai kondicionieriai ir šaldytuvai ir ten viskas, ką namie mes turim. Bet man labiau patinko mano buitis negu jo. Maistas vis tiek, tai yra kas? Laužas, ar jūs turėjot balonėlius dujinius kokius? Turėjom dujinį balioną, bet paskui daėjo iki to, kad Afrikoje tai laužą kūrenom net ant laivo, ant denio tokį aš buvau padaręs iš skarbonkių, tokį, iš didesnės, tokios skardinės molio, te pridėjęs tokį pečiuką, sukalęs tokią dėžę, smėlio pripylęs ir upė, žinoma, jo, upė, bet mes ten gyvenom 4 mėnesius toj upė, arba ant kranto tiesiog laužą kūrendavom, o šiaip tai paskui dujas pakeitėm į spiritą. Tai tokia labai mažytė ta virykliukė. Ir Brazilijoje spiritą iš benzokolonėlės prisipili, kur automobiliams kainuoja 70 centų, puikiausias spiritas. Dar vienas toks buriuotojams turbūt klausimas kylantis. Autopilotas, kaip miegi, pamiegot gauni, būtent mėnesį čia? Čia matėsi tose filmukuose, yra toksai vėtrungė tokia, buriukė, kuri, jo, čia pas mane tokia Monitor firma vadinasi, bet jo esmė tokia, kad ta buriukė ten, jinai reaguoja į vėją, pasisuka, ar ten palinksta, kaip pas mane būdavo. Ir toliau jinai tenai per virves, ten biškį per krumplius sujungta su mano vairo tuo rumpeliu, tai lazda, kuri vairuoja. Ir aš nustatau tą buriukę ir jinai tada pati vairuoja vairą visą laiką pagal vėją nustatytų kampų. Ir aš taip įpratau ir taip gerai veikia tas viskas, kad tiesiog jau paskui net plaukiojant čia kur nors mažais atstumais, kokiuose nors Kuršių mariose, ir tai aš įjungdavau tą vėjo vairą ir su juo naudodavausi. Ir viskas, ir reikia tik tai buriuoti, ta prasme, vairuoti, ar kaip čia pasakyti tuo metu, reikia bures pakelt, nuleist, ten kitas bures, ten daug labai darbo su burėm yra, ypač vienam plaukiant. O vairuoti nereikėdavo, dažniausiai aš jau vairuodavau tik tai dėl malonumo. Arba jau jeigu labai stiprus vėjas ir greitai plaukia, tai tada jau vairuodavau, nes tada jau geriau vairuoti ranką. Kadangi laikas čia gana greitai eina, tai dabar tiesiog pereinam prie klausimų. Aš manau, kad kiekvienas čia turėtumėt ką paklausti, tai tiesiog prašom. Kaip sukrito tos kortos, supranti, ar laivas buvo pirminis, ar kelionė pirminė? Jei laivas būtų arčiau buvęs, tai būtumė mes tą arčiau? Taip, jo, aš labai kažkaip užsisvajojau būtent apie tokį laivą. Ir aš ieškojau tokio laivo ir kažkaip Europoje, čia iš Amerikoje. Kaip čia užpildyti buvo tie užsakyti bilietai pirminį atgal visai vasarai. Tai tada pagal skelbimą radom už $1500, tenai toks yra Napolis, čia Sapiko įlanka tokia netoli Vašingtono miesto. Ir labai gražų laivą, ir už tą $1500, tik irgi buvo ilgai stovėjęs, aš tenai 2 savaitės pagyvenau, suremontavau viską, ką reikėjo. Ir atskrido, ir mes visą vasarą tenai 3 mėnesius tam laive gyvenom ir po tą čia Sapiko įlanką buriavom. Ir buvo labai nuostabi kelionė, daug nuotykių tenai gražių. Ir paskui išskrido į mokyklą atgal Rūtas su vaikais. O aš dar 2 savaitės likęs pardaviau vėl tą laivą, tos $1500 gavau atgal.
ir parskridau, nu tai vat, irgi buvo nuotykis, kur iš tikrųjų pinigų, nu tai bilietai, aišku, kainavo taip toliau, bet jo, ir tai čia buvo tie patys metai, o žiemą paskui jau nupirkom jau šitą laivą ir žiemą jau skridom Dakarą. Kas daugiau nori paklausti? Dar aš kaip atvykstat į tą, jūs sakot, nebuvo jokių komunikacijų, tai dabar kaip jūs ten nesamaišėt dideliem laivam po kojom, ką jūs ten kokius signalus turėjot? Jo. Ir kaip registravotės, jeigu neturėjot jokių ryšių? Nu tai ten tam dienoraštį biškį, jeigu paskaityt, paskui bus ten ir aprašyti tie mano pirmieji atplaukimai. Ir Ramiajam vandenyne tai aš nesutikau ten nei vieno laivo ir ten, ta prasme, kaip ir apie maišymąsi kitiem nebuvo tokio klausimo visai. Žinoma, pradžioje aš ten jau visai tenai, bet paskui aš įpratau, eidavau, vakare nueidavau miegot, ryte atsikeldavau, visą naktį pramiegojęs, o laivas vienas plaukdavo. Aišku, jokių aš ten šviesų nedegdavau, ten pas mane buvo žibalinės lempos navigacinės. Tai, nu bet ką jas degėsi ten vidury to vandenyno, jo, o kai atplaukiau jau į tą vakarų Samoą, pirmas mano buvo sustojimas, nu tai aš jau ir prisiskaitęs tiek knygų jau kelionių vairuotojų ten, kad jau čia karantinas atplaukus, reikia iškelt vėliavą ten oranžinę ir jau ten laukt, kol tave jau patikrins. Jau aš atplaukęs ten iškėlęs tą vėliavą, sėdžiu, laukiu, penktadienis jau ten darbas baigėsi. Jei nieks nepatikrins, turėsi sėdėti visą savaitgalį iki pirmadienio. Nu ir paskui jau nesulaukęs, galvoju, reikia čia kažką daryti. Tai aš susidėjau jau drabužius į maišelį politileninį, išplaukiau į krantą, desinkarą išmetęs, ten uoste stovėjau. Ateina toks žmogelis, sako, nieks čia tavęs neatplauks pas tave, sako, reikia plaukti prie to lieptelio ir ten sustoti, tai tada tik tai. Tai va, tai ta prasme, bandžiau, aš ten turėjau tokį radio, ten Džimo buvo toks radijos siųstuvas. Nu, atseit jis turėtų ultratrumpom bangom jau susisiekti. Bet aš ten net į stiebą įlipęs bandžiau, ten nieks man nieko ten neatsakė. Nu, jis kažkoks gal labai silpnas, nu, su juo ten nieko nepavyko man susišnekėti. Tai ir paskui, kai nuplaukdavau, tai kažkaip, jo. O su kitais laivais, tai aišku, ne visur, taip kaip Ramiajam vandenyne, ten ir Malako sąsiaury, ten jau paskui prie Malaizijos, prie Tailando, ten žvejų flotilės didžiulės, ten po 60 laivų plaukia. Ir jie da tempia kiekvienas tenai tralus, ten visokių, da ten kitokių, gal aš žinau, kokius jie naudoja te po vandeniu, tuos visokius įrengimus žvejybos. Nu tai ten jo, tada jau žiūrėt pačiam reikia ir ten nemiegot. Tai biški tokiu jau tie praplaukimai ten būdavo jau tokie sunkoki dėl miego, nes jau negali miegot. Tai ten kelias dienas nemiegot, bet paskui vėl ten kokiam Indijos vandenyne jau vėl tuščia, nieko nėra, ar kad ir Raudonojo jūroje. Nu, Raudonojo jūroje ten atskira istorija irgi. Bet ten ir dideli laivai be šviesų plaukia tenai, ne tik aš be šviesų plaukdavau, nes nebijo piratų. Tai jūrlapis su locijom visom uostų? Jūrlapis, nu tai jūrlapiai taip, o su locijom tai nežinau, iš tikrųjų tai kažkaip aš mažai naudojausi su tom locijom, nes iš tikrųjų tai tų uostų gaunasi labai mažai. Ne taip, kaip čia mes Baltijos jūroje plaukiam, kur ten per vieną, ten, nežinau, vasarą, tenai kelionė, porą savaičių ten aplankom, ten kokias, ten 20 uostų, ten iš uosto į uostą, iš uosto į uostą. Ten per metus aplankai kokius 3-4 uostus ir viskas. Ir paskui gyveni tenai, ten pusę metų. Tai ta prasme dėl to laikyti tą lociją, o paskui jau ta locija jau kita locija bus, paskui dar trečia locija jau te kitom. Jo, tai tada aš
jeigu atplauki tamsiu, tai dreifuodavau, laukdavau, kol prašvisdavo ir įplaukinėdavau šviesiai. Aišku, tas įplaukimas dažnai tose upėse, ypač ten Afrikos kokios ar kur jisai neapžymėtas. Nu tai ką, tai ten paksnoji dugną, žiūrai, ar kai juodoj jūroj, tai išplaukėm iš pradžių su valtele, apsimatavom tenai gylį, kurį plaukti į upę giliau ir paskui tada jau ten praplaukėm. Nu toks jau gaunasi toks biški kolumbiškas įplaukimas į uostą, bet ne į didelis uostus, į visokius ten tokius mažus uostus. Ar nebuvo tinklų, pavyzdžiui, užsikabinimo, seklumų kažkokių akmenų? Su tinklais tai yra šitas laivas yra nuostabus tuo, kad jisai ten buvo jo kilis, jo povandeninė dalis, jinai eina taip ir net vairas kaip užkabintas ir praslysta ir pro vairą praslysta visiškai nėra nieko. Ir gali perplaukti kiaurai per tinklą ir nieko. Tai čia buvo klausimas su tais didžiaisiais laivais. Vis tiek tai yra, tu nematomas iš esmės kitiems. Taip. Į uostą didelį įėjat variklis. Taip? Buvo arba nebuvo? Variklį gali naudoti, aš pradžioj turėjau pakabinamą variklį, ten per Sueco kanalą plaukdamas aš jį naudojau. Variklis irgi, tą pakabinamą variklį jį gali naudoti jau pakankamai, kur įplaukus jau visiškai viduj, kur ramu, kur jau visai nėra bangų, nes esant bangom vis tiek bortas aukštas, jisai pastoviai iškyla iš vandens ir daug patikimiau jau su burėm manevruoti ir su burėm manevruodavo, o paskui jau kažkur pačiam tenais jau įplaukus viduj, ten kur siaura. Bet netgi, sakykime, Viduržemio jūroje tai darydavomės taip, kad irgi arba išmesdavom inkarą išorėje uosto ir palaukdavom, kol nurimsta, dažnai vakare jau nurimsta vėjas, naktį ramu visiškai ir tada su irklu įsirikluojam į uostą ir tada tenai jau kur nori ten sustojam. Su irklu Karina irkluoja? Jo. Mes net stumdavom Kariną su šokom. Jo. 8 tonos su irklu. Taip. Jo, galima čia, nežinau, jeigu dar paskui bus kam noras, čia dar yra toks vienas filmukas, ten biškai yra fragmentas vienas, bet su tuo irklu jo maždaug kokį mes nuplaukdavom, pavyzdžiui, Gambijoje, upe 200 km aukštyn upe užplaukė. Tai žinoma, tenai potviniai atoslūgiai, tai upės roliai keičiasi pirmyn atgal. Bet, ta prasme, sėkmingai galima toli, maždaug kokį mazgą, pusantro mazgo greitį galima ir ilgą galima irkluoti tiesiog valandas. Bet irklas ne toks kaip valtį, o irklas jisai gali laivo ir toks Venecijoje kaip gondolas irkluoja, jeigu kas nors matė. Tai tada tokiu irklu galima stumti didelę masę ir ilgą laiką. Prašom. Kelionės ilgos ir dažnai būdavo vienas, kaip išėsdavo tokį vienakas, aš mano jausmą, ar nebūdavo dažnai tokie sentimentai, kaip galėdavo tokį civilinį pasipriešinti, kaip nežinau, kokiais tai va. Aš supratau, apskritai mano klausimą. Puikiai supratau. Taip, vidiniai sentimentai labai užplūsdavo. Ir aš kaip buvau truputį užsiminęs, ypač labai sustiprėja tas toksai, pavadinkime meilė, bet aišku, meilė čia platesnis dalykas žmonėm visokiem pažįstamiem. Ir ne tik giminėjim, draugam, visokiem, visus, kuriuos pažįsti. Ir net tiem, kurie biškiai nelabai patinka, bet per tokį ilgą atstumą ir ilgą laiką kažkaip vis tiek jau tas nepatikimas dingsta ir lieka vien tik tai toksai, aš nežinau, troškimas susitikti, pamatyti, o ypač, artimiausiam žmonėm, tai tas jis labai yra.
Ypač, sakykime, kažkokiom biškį ir tokiom sunkesnėm, kai kažkoks oras prastesnis arba tokia nežinomybė biškį ten, sakykime, jau vakaras, vėjas stiprėja, bangos stiprėja, čia maždaug gal koks uraganas ateina, kas nors ir tai norisi matyti kažkokio to palaikymo, kažkokių tų savų žmonių, kažko ir tada, bet iš kitos pusės yra didelis dalykas, man atrodo, kai yra tas stiprus ryšys su gamta. Vat būtent ir tas laivas, kai yra toks primityvus ir ta gamta yra tiesiog ranka pasiekiama. Pavyzdžiui, Karina irgi tuo skiriasi nuo daugelio laivų, kad jos bortas žemas labai. Aš iš vandens galėdavau įlipti į laivą be jokių kopėtėlių, nes bortas gal ties vidurį tik tiek nuo vandens. Viskas labai arti ir tuo labiau ir dvasiškai arti, kai nėra motoro valdyti, reikia čia tas vėjas, čia tos bangos, su jom reikia visą laiką dirbti, bendrauti. Na ir gyvenant ten gamto ir keliaunant ir tai tada yra tokia labai draugystė, labai ta aplinkui to vienišumo jo nėra tokio. Kaip sakykime, pavyzdžiui, būnant kur nors mieste, kur nors likus ir aš tai gal tada labiau patirčiau tokį vienišumą, kai tu esi visų atstumtas. O gamtoj yra gamta šalia aplinkui ir jinai yra visur. Ir visą laiką šalia, ir jinai gyva, ir tą gyvybę galima jausti. Ir aš nežinau, ir atsiranda toksai, aš tiesiog pradedu ieškoti to kontakto su gamta, pradedu šnekėtis su tais tokiais negyvais, sakykime, dalykais, kaip bangom arba debesim, bet šnekėtis, ta prasme, visiškai natūraliai, kaip su draugu, nedirbtinai kažkaip, tiesiog tas gaunasi, ir tas tada atstoja. Gal, sakykime, pavyzdžiui, Australijoje aš atsimenu, kai stovėjau tam Cairns, bet jau ten labiau vis tiek aš stovėjau mieste ir visi tie laivai išplaukia, o aš vis lieku, nes aš tenai laukiau ten paimti tokį, dar pasiprašė, kad paveš toks draugas ir jau dokumentų ten darė. Ir jau sezonas eina į pabaigą, artėja vėl blogi orai ir prieky ten tas Torės sąsiauris maždaug ten labai sudėtingas, kaip aš te prauksiu, neaišku. Tai vat tenai, sakykime, tokio tada to biškį vienišumo kažkaip pasijunta, vat būtent ten. Ne tai, kad vidury vandenyno, ten aš nejaučiau vienišumo gal tiek, o labiau tenai va tam Cairns, tam miestelyje. O paskui kaip tęsinį tam klausimui, mano mama prašė paklausti tavęs, nes pažįstamas su tavo tėvą, žinai. Ar tu pabažnas babursas? Jo, labai įdomu. Aš, žinoma, nebuvau niekados pabažnas seniau. Ir tas mano pabažnumas toks gal įdomus. Aišku, mes su Rūta jau čia paskui atradom ten Bernardinuos, Vilniuje, kai gyvenom Bernardinus ir ten pradėjom lankytis į bažnyčią ir sužinojau Jėzaus mokymą. Bet mano nuo vaikystės kažkaip labai stipriai manyje yra gamtos, tas gamta ir man yra gamta ir pabažnumas tai yra viena. Ir tai tas taip ir liko. Tai man labai gražiai tas viskas susiklojo, kad gamta yra kūrinyje, kad jinai tobula. Kad jinai mane gimdo, man viską dovanoja ir kad aš galiu pažinti, galiu keliauti, tas atsirado toks labai stiprus tikėjimas
pasitikėjimas kūrėju ir jo tobulų kūrinių gamta. Tiek mėnesį laikų atlas laive, tai reik valgyti. Jo, provizija čia kaip tai yra viskas, ką nusiperkam ir įsidedam į laivą kelionį. Maistas pagrindė. Tai iš karto gal pasakysiu vieną dalyką, kuris gal kaip nebuvo moterų mano laive, tai niekad nebuvo nei vieno konservo. Nes man kažkodėl atrodė, kad konservas prastas, nesiderina su laivu, tai visi maisto produktai buvo natūralūs, tai daržovės, kruopos, ten duona, vaisiai ir žuvies aš pradžioj gaudžiau žuvį, bet paskui nustojau gaudyti, nes aš niekad nebuvęs žvejys geras, tai tų įgūdžių gerų neturiu, ten kažkokios įrangos, ten žimo buvo likę šiek tiek, bet laivas, kadangi nedidelis ir kadangi aš vienas, tai žuvys dažnai didokos vandenyne, o laivas jisai labai juda visą laiką, ramusis vandenynas buvo labai vėjo daug, bangų daug ir tas plaukimas labai greitas, toksai, čia biškai kaip rodo dabar tie sportiniai plaukimai, kai vyksta, sakiau, kaip amberseilas, ten, tada nebuvo ant povandeninių sparnų. Tai jis iš tikrųjų ten maždaug 6-7 mazgus aš plaukdavau vidutiniu greičiu. Tai tokio dydžio laivui, 9 metrų laivui, tai yra toks jau maksimalus greitis ir tokiu greičiu lekiant tam laivui žuvį tą darinėt jau sunku būdavo ir ją tą mėsą kažkaip sutvarkyti, kad jos neišmes, nes ten pagauni tokią žuvį, ją suvalgyti ne taip greit. Tai paskui jau aš nebežvejojau daugiau, o taip tai pagrindė tai daržovės, kruopos ir vaisiai. Ir labai sėkmingai. Tam dienoraštį maistui labai daug skirta dėmesio. Tai Sauliau, taip išlipus į krantą jau, taip į namus grįžęs, to gero kepsnio, taip norisi? Ten, kai plaukdavo kartu, kartais paimdavo pavėžyti kokio pakeleivių, tai visados jau, kai lieka kokios 2 dienos iki kranto, tai nieko daugiau nešnekam, tik apie maistą. Ką jau mes valgysim, kur mes, ką. Tai iš tikrųjų maistas yra jo ir dažnai, jau su merginom, kai čia plaukdavo, plaukėm per jau čia tam Atlantę, tai jau kai koksais, tai dažni būdavo tokie vakarėliai, kad visi gulim ir pasakom, o mano mama tai taip darydavo, o mano mama tai tokius kepdavo. Ir ten gali šnekėti valandas, kokius ten kept gali ir virti ir kitaip daryti tuos maistus. Tai jo. Ar buvo tokių per visą keliavimą sunaudoti ekstremalių situacijų, kuomet jau pats buvot išsigandęs dėl savo gyvybės ir išlikimo? Buvo keletą situacijų, gal, nežinau, gal apie gyvybę, tai taip kažkaip visiškai negalvojau ir apie išlikimą, bet apie prasme tokių situacijų, kai jau čia gali blogai baigtis maždaug. Tai keletas buvo. Vieną kartą prie Malaizijos, tam Malako sąsiaurį, ten su tokiu vilkiku labai, ten prasilenkėm labai arti. Čia buvo vienas iš tų momentų, kai aš neturėjau ten jau tų. Ten daug kas, aš ten ir jūrlapio neturėjau, nes ten tų jūrlapių, kai tiek daug keliaujant, labai sunku popierinių jūrlapių turėti, nes vis keičiasi, o da įvairių mastelių, nežinai, kur reiks, į kurį uostą, į kurį nereiks. Tai paskui tuos jūrlapius tenai, kur iš kokio laivo kito pasiprašai, duodant, nusikopijuoji, bet mieste tenai kokiam nors Amkernse tas kopijavimo aparatas 11 formato, tai te klijuoji, paskui klijuoji. Ir galų gale tenai paskui trūksta iš vienos pusės ten to Malakas sąsiaurio, iš kitos pusės ir per vidurį nesueina tie jūrlapiai. Galvoju, kaip nors šitie perplauksiu.
Ir kaip tik va toj vietoje aš neturėjau ir jūrlapio, ir tenai buvo uostas pagrindinis Malaizijos sostinės. Tai didelis uostas, ten daug laivų, ten vilkikai, ten visai nemažai tų vilkikų, jie tempia baržas. Ilgas labai lynas, 200 metrų maždaug, į tą baržą naktį. Nu tai tenai, jo, ten viena vieta buvo, kai tas vilkikas taip jau ten, ta barža ten jau gali perplaukti per mane, ten prasilenkėm kokie, nežinau, kad 20 metrų atstumu. Ar klausėt? Ai, tornadas, nu, buvo tornadas, jo toksai didelis irgi prie Singapūro, bet aš kažkaip tenai nejaučiau kažkokio, kad tai pavojus gyvybei. Tik aišku, labai įspūdinga, labai toks wow. Ir ten aš galvoju, kas čia gali, tai čia gali burės suplėšyti, saigi tas burės visas nuleido. Nu, aš negalvojau, kad jis gali mane pakelti su laivu ir nunešti, nors buvo, man atrodo, jis buvo ten kokie, nu, tas diametras ten to sūkurio gal kokie 7 metrai ir atstumas gal jis ten buvo kokių 300 metrų. Bet paskui jau aš tenai, nu irgi ten knygelėje yra aprašytas tas tornadas, bet toj vietoje ne, kažkaip gyvybės tokio pavojaus. Gal labiausia tai su tuo vilkiku, taip jau širdis paskui spurtėjo prasilenkus. O kokią kalbą Sauliau uostuose kalbėdavo, tais Angliškai, jo. Uostuose vis tiek visur jau angliškai moka, o šiaip jau paskui su žmonėm, kur nors jau ten, tai jau ten tada įpirštais ir visai. Taip, buvo kažkokių tokių problemų su sveikata, ten esi po viso. Nu, čia kai aš plaukiau, kol tai vat Rūta paskaudantį skaudė ir paskui Rūta pagydė, tai iš tikrųjų tuos metus visus taip nebuvo nieko su sveikata, o paskui jau čia, kai mes keliavom su Ugne ir su tom jos draugėm, tai ten biškai, jo, mes ten tropikuose labai džiunglėse, tose, kaip pavadinkim, ilgai gyvenom, ten praktiškai kokie metus daugiau laiko. Tai ten buvo tokių keistų dalykų, bet ką žinau, bet išgyjau. Tiek su išorinė pagalba pasisekė išgyti? Ne, išgyjau. Nu, Gambijoje, Afrikoje konkrečiai man tiesiog užėjo toksai kaip virusinis kažkoks peršalimas kas, bet toks stiprus ir paskui kažkaip labai į akį pakliuvo ta infekcija, tiesiog į vidų jau akies. Nu ir vis blogiau, paskui, kad jau man tiek ta akis užnino, aš jau negalėjau nei atsimerkt. Matė Ugniai kompresus, matai dukra, koks atsitinu, kaip pamačiau, kaip myli mane. Ir iš arbatos kompresus dėjau. Nu galvoju, ką, jau tą akį turbūt prarasiu, bet vis tiek 2 akys yra, tai kaip radas, paskui grįžti su tai viena akim namo. Bet mes ten eidavom į turgų, ten už per kokius 3 kaimus šeštadieniais. Ir ten buvo toks mažytis, nu kažkokia ambulatorija, ten kažkoks, nežinau, felčeris, gydytojas. Ir kažkaip mes ten į tą turgų eidami susidraugavom su juo. Nu ir galvom, nu viskas, jeigu jau dar vis tiek blogės, jau reiks eiti pas jį, jau pagalbos ieškoti. Ir paskui nuo rytojos pradėjo gerėti ir pasveikau ir praėjo ir viskas susitvarkė. Labda, jūs kažkokius sveiklogų užvarkė? Nu tai jo, buvom riešutų, čia Žalio Kyšulio salose ten, bet tai čia jau mano gal biškį aferizmas, va čia tas jau aferizmas, apie kurį čia kartais užsiminėm, toks jau gal labiau. Mes ten išėjom į žygį, ten per kalnus ir tokia, nu, iš vienos pusės ten kaip salose Atlante, iš vienos pusės dykuma, ten niekad nelyja, čia jau kur o kitoj pusėje jau kalno žalias šlaitas. Nu ir ten belipant visą dieną, labai sausa, ten nieko nėra. Ir žiūrėjau toks krūmas, tokias riešutų kažkokių. Nu paragavom, skanus tie riešutai. Oi, aš tuo merginas savo, teikit riešutų radau, labai skanus.
Nu tai ta Kotryna ten ugnies draugė, ta tokia irgi biškį į aferas linkus, ta tuo irgi jos valgyto ugnį, ne, kažkaip per riešutai. Nu mes prisivalgėm tų riešutų ir labai, nu tai pirmiausia man, aišku, pajutau, kad jau man bloga, pradėjau vemt, paleidau vidurius, visiškai dingo jėgos, nu visiškai atrodo žingsnio negali žengt. Nei vandens jokio niekur nėra, nei žmonių jokių nieko, mes ten tam tuose kalnuose. Ir tai Kotrynai tas pats. Nu galvoju dabar, kaip čia mums bus, kur mes čia dingsim. Nu paskui šiek tiek priėjom, ten radom gyvulių kirdyklą tokią. Nu tai to vandens jau ten atsigėrėm. Nu ir ten gulėjom kelias valandas ir kažkaip paskui lyg truputį pradėjo gerėti, aišku, teivemdami ir viduriuodami. Nu ir atsipeikėjom, tai paskui internete pasižiūrėjom, kad jie nuodingi, tie riešutai buvo. Tai toks buvo nuotykis, bet čia jau... Kas dar turi klausimų? Ar dabar dar plaukojat ir ar planuojat kažkokią kelionę, kur mes? Planuotai kažkaip nustojom planuoti, bekeliaudami mes nustojom planuoti, kaip sakiau, viskas vyksta netikėtai ir negali nieko žinoti ir patys gražiausi nuotykiai tokiu būdu atsiranda. Tai mes taip įpratom ir taip iš tikrųjų labai įdomu taip gyventi. Tai mes taip ir gyvenam, neplanuodami. O plaukiot, nu tai turim dar tokį iš vaikystės, dar mano tėtė, kai aš buvau mažas, tokį finą medinį. tą finą medinį suremontavau aš. Nu ir mes su Rūta, su juo čia buriuojam, nu sakytume ne per vandenynus, bet mes pragyvenam po mėnesį laiko tam buriniam laivelį. Nu ir visokių nuotykių patiriam gražių. Tai toks šiuo metu mūsų tas plaukimas. Taip, Lietuvoje, Nemune, Kuršių mariose. Aš norėčiau dabar visiems pasakyti, kad jisai šiuo metu jojo uostas yra tarp Vigrelių ir Pavištyčio. Girioje, ar ne? Nu, Girė neina pavadinti mūsų miškelių Vilkaviškio, dėja, Vilkaviškiečiam gėda. Ir truputėlį gal galėtum papasakoti apie šiandien dienos buitį, kaip tu dabar gyveni? Nu, tai panašiai kaip tam laive mes gyvenam. Tik tai nesupa, tai kai užeina čia tie štormai rudeniniai, tai mes smagiai prie ugnelės sėdim ir klausėmės ūžaujančio vėjo. Svajojam, ką valgysim. Miškuose jo, svajojam. Kai jau neliks. Vaisių nėra, žuvies nepagausi, sumedžioti irgi. Taip, vaisių, jo, iš tikrųjų, vaisių nuostabių turim čia Lietuvoje ir iš tikrųjų Lietuvos ne tik dėl vaisių, bet apskritai Lietuvos gamta yra labai nuostabi, labai įvairi, labai turtinga visom prasmėm ir gyvūnų, ir augalų, ir savo metų laikais, ir upė, ežerais, daugėlų vandeniu. Iš tikrųjų labai nuostabi Lietuvos gamta. Labai mums prisiminti ją reikia ir mes, kai mitinguose šaukėm laisvės, tai reikia prisiminti, kad ir savo žemėje tos laisvės.